Šiuo metu esu apleistame lenktynių žiede, kuriame įvyko Žaibo Makvyno avarija. Pažiūrėkime vaizdo įrašą iš lenktynių. Oho, Makvynas patyrė stiprų smūgį ir nuskriejo nuo lenktynių žiedo. Taigi turime ieškoti miške, kuris yra šalia lenktynių trasos. Taip galėsime suprasti, ar Žaibas Makvynas čia ir galbūt jam reikia mūsų pagalbos. Einam! Žiūrėk, kažkas yra. Oho, taip, kažkas raudono yra būtent ten. Bet kas tai? Oho, tai galinis spoileris ir čia parašyta Rust Ease. Tai dalis Žaibo Makvyno. Pažiūrėk į tą paveikslėlį. Šis yra visiškai toks pat, bet pažiūrėk, čia jis yra sulenktas, jis šiek tiek pažeistas ir visur subraižytas. Tai reiškia, kad smūgis buvo tikrai stiprus. Vadinasi, atrodo, kad visa tai tiesa. Tikrasis Žaibas Makvynas čia buvo. O galbūt jis vis dar kažkur tame miške. Tad tęskime paieškas. Tai tik viena Žaibo Makvyno dalis. Galbūt tame miške yra dar daugiau. Hei, žiūrėk, maniau, kad naudosiu savo metalo detektorių, bet galiu matyti ir plika akimi. Ir tai atrodo kaip vėliava. Kaip lenktynių vėliava. Taip, o Dieve, rūdys yra ant lengvojo automobilio kapoto. O Dieve, tai neįtikėtina. Tai tikras automobilio kapotas nuo Žaibo Makvyno. Smūgis buvo toks stiprus, kad jis prarado ir galą, ir priekį. Taip, šis automobilio kapotas iš tikrųjų yra labai sunkus radinys, bet aš vis dar nežinau, ar tai buvo tikras Makvynas, ar kažkoks netikras, nežinau. Turime gauti daugiau dalių. Turime suprasti, kur yra visas automobilis. Ir aš turiu tam idėją. Ir dabar mes galime panaudoti skraidantį droną, kad surastume Žaibą Makvyną. Visą automobilį, ne tik spoilerį ar variklio dangtį, ir galbūt mes galime jam padėti. Pakilkime į dangų. Suraskime Žaibą Makvyną. Taigi dabar mano dronas pakilo pakankamai aukštai, matome apleistą lenktynių stadioną, o štai ir miškas, kuriame esame. Žiūrėk, mes turėtume būti kažkur čia. Turime surasti Žaibą Makvyną naudodami mano skraidantį droną. Ir aš kažką matau. Ei, tai automobilis. Tai tikrai vienas iš automobilių. Ar tai Žaibas Makvynas ar ne? Priskriskime arčiau ir išsiaiškinkime. Ne, tai ne Žaibas Makvynas. Tai materis. Materis iš ratų. Turime bėgti tą kryptimi, kad jį surastume ir paklaustume, kur yra Žaibas Makvynas. Gerai, nuleiskime droną ir tęskime savo nuotykį. Turime surasti materį, o tada turime surasti Žaibą Makvyną. Eime! Turime surasti materį. Jis atrodo taip, tad tikrai jį surasime. Bet kas tai? Kažkas žalia čia pat. Ir tai nėra Žaibo Makvyno dalis. Arba ne ta materio dalis, kurios ieškome. O Dieve, vaikinai, tai yra automobilio durys. Ir jei neklystu, šis automobilis priklauso Čikui Fiksui. Jis atrodo taip. Tai dar vienas personažas iš Ratai. Makvynas nebuvo vienintelis, kuris buvo sužeistas per avariją automobilių žiede. O Dieve, padėkime tai. Palauk, ką? O Dieve, ką? Tai stūmoklinis automobilis. Svarbiausias apdovanojimas, kurį gali gauti tik laimėjęs visą čempionatą. Taigi visi automobiliai, visi personažai iš automobilių, kaip Čiko Fiksas, kaip Žaibas Makvynas, svajoja apie tą automobilį. Vaikinai, bet iš tikrųjų parašykite komentaruose, kuris jūsų mėgstamiausias personažas. Ar jums patinka Žaibas Makvynas, materis, o gal jūsų mėgstamiausias yra Čiko Hiksas? Parašykite komentaruose, nes aš labiausiai myliu Žaibą Makvyną. Ir iš tikrųjų mes turime jį surasti. Taigi, pirmyn! Dabar turime susikoncentruoti į Žaibo Makvyno paiešką. Bet materis yra pirmas, nes jis buvo kažkur netoliese. Bet pažiūrėkite, atrodo, kad radome dar vieną dalyką. Tai yra automobilio variklio dangtis. O Dieve, taip, tai yra Čiko Hikso automobilio variklio dangtis. Ir jis turi savo garsiuosius ūsus.
O dieve. Taigi, Žaibas Makvynas taip pat dalyvavo tame lenktynėse kartu su Čiko Hiksu. Galbūt jie varžėsi vienas su kitu ir galbūt jie taip pat buvo avarijos priežastis. Taigi, dabar turime ieškoti visur. Turime ieškoti Žaibo Makvyno, Čiko Hikso ir Materijo. Jie turi būti kažkur netoliese. Taigi, einam vyrai, einam, pirmyn, pirmyn. Aš matau kažką ant medžio, o dieve. Tai šviesoforas, kuris nukrito tiesiai ant medžio nuo viršaus, Žaibo Makvyno, nes ant jo yra skaičius 8-5. Jis turi lygiai tokį patį šviesoforą. Tai reiškia, kad smūgis po avarijos, kai Makvynas sudužo lenktynių trasoje, buvo toks stiprus. Taigi jo šviesoforas nuskrido ir nusileido tiesiai ant to medžio. Tai reiškia, kad jam tikrai reikia mūsų pagalbos. Turime jį surasti kažkur tame miške ir turime padėti Žaibui Makvynui. Ei, čia dar viena dalis. Taip, šis šviesoforas buvo kažkur čia, o čia yra priekinė Žaibo Makvyno dalis, nes jis čia turi šį lipduką. O, dieve mano. Tai taip ryšku. Taip, tai yra originalus Žaibo Makvyno žibintas. Gerai, padėkime jį į šalį. Bet tai tikrai yra Žaibo Makvyno dalis, taip pat kaip ir tas daiktas. Taigi, judame teisinga kryptimi. Galbūt turime eiti ten, kad rastume daugiau dalykų susijusių su Žaibu Makvynu. O kur yra Materis? Jis irgi buvo kažkur ten. Taigi, einam. Man atrodo, kažką matau. Kažkokia mėlyna detalė čia, ant seno medžio. Palauk, kas tai? Niekada nemačiau tokios mašinos. Bet čia parašyta Dino kompanija. Tai nėra automobilio detalė, tai yra Dainako naujienų sraigtasparnio dalis. Ji ir turi taip veikti. Taip, aš esu sraigtasparnio žaidėjas. Atsiprašau, šiek tiek per daug tau užkroviau. Bet vaikinai, jei čia galime rasti Dainako naujienų sraigtasparnio dalį, kuri iš tikrųjų taip atrodo, jis taip pat buvo filme, aš jį tikrai mačiau. Tai reiškia, kad jis taip pat patyrė smūgį po avarijos. Galbūt avarija buvo tokia stipri, kad Žaibas Makvynas pakilo taip aukštai. Taigi jis palėtė sraigtasparnį. Ir todėl jis nukrito būtent čia. Šis smūgis po avarijos, kurį patyrė Žaibas Makvynas, buvo tikrai stiprus. Turime surasti Materiją, kad tai išsiaiškintume. Vadinasi, Žaibui Makvynui vis dar reikia mūsų pagalbos? Ei, pažiūrėk, štai dar vienas radinys. Ne, aš pažįstu tą ratą. Ant jo parašyta Lightyear ir jis raudonas. Tai originalus Žaibo Makvyno ratas. Auksiniai žiedai čia ir raudonas diskas čia. Ir pažiūrėk į Makvyno nuotrauką. Jis turi lygiai tokius pačius automobilio ratus. Taigi, dabar galiu manyti, kad Makvynas tiesiog baisiai subyrėjo į gabalus. Ir dabar visi šie gabalai guli tame miške šalia lenktynių trasos. Vaikinai, aš turiu išgelbėti Makvyną, aš turiu jam padėti, bet pirmiausia, turiu jį surasti. Ir vaikinai, jei vis dar žiūrite ir norite daugiau tokio turinio, prašau, prenumeruokite dabar pat. Tai labai svarbu. Jei norite, kad padėčiau Makvynui ir kitiems personažams, prašau, prenumeruokite dabar pat. Ir nepamirškite paspausti patinka. Ei, aš matau Materiją. Tai tas Materis iš Ratai. Taip, tai jis. Vaikinai, pažiūrėkite, tai Materis. Tai tikrasis Materis iš Ratai. Tai neįtikėtina. Tikrasis Materis iš Ratai. Tai beprotiška. Tai jis. Pažiūrėkite, tai tikra. Parašyta, kad tai Materis. O dieve, sveikas Materi, aš tavo gerbėjas. Aš esu Ratai gerbėjas. Labiausiai myliu Makvyną, bet taip pat myliu ir Materiją. Jis turi milžinišką kablį vilkti automobiliams. Tikrai didelį kablį vilkti automobiliams iš Ratai. Jis turi labai gražias akis. Jis turi šiuos originalius dantis. Bet kas tai, vaikinai? Pažiūrėkite į tą didelę juodą alyvos dėmę.
Tikrai tai yra alyva. Ir visa ta alyva ištekėjo iš meiterio. Tai beprotiška. O Dieve, vaikinai, manau žinau avarijos lenktynių trasoje, kurią matėme anksčiau, priežastį. Meiteris buvo trasoje. Jis važiavo trasa ir paliko daug juodų alyvos dėmių. Bet kaip žinote, alyvos dėmės yra labai slidžios. Štai kodėl McQueenas ir Chico Hicksas pateko į avariją, nes jie slydo ir slydo ant alyvos dėmės. O Dieve! Taip, materis nėra geriausios būklės. Jis visada palieka alyvos dėmes. Jis neturi automobilio variklio dangčio. Bet ar tai tikrasis materis? Kodėl jis nekalba? Ar jis gyvas, ar kas? Ei, materi, vaikinai, aš nesuprantu to. Mes radome tikrąjį materį iš ratai. Bet jis nekalba. Mes supratome avarijos priežastį trasoje, lenktynių trasoje. Bet kodėl? Jis nekalba. Galbūt jis nebegyvas. Galbūt jis ne tas tikrasis, nežinau. Eikime vidun ir patikrinkime. Taip, šis vidus yra labai blogos būklės. Bet atrodo, kad tai kažkas iš automobilių srities. Bet kodėlgi nepabandžius jo užvesti ir pavairuoti? Kodėl manai, kad tai gera idėja? Pabandykime. Taigi pabandykime užvesti ir pavairuoti tikrą materį iš automobilių. Ha, tai tikrai šaunu. O Dieve mano. Šis automobilis yra tikrai prastos būklės. Bet jis veikia. Tai taip gerai ir taip beprotiška. Tai taip beprotiška. Oh my gosh! Oh yeah! Kaip jau žinote, materis yra profesionalus atbulinės eigos vairuotojas ir šį kartą mes taip pat bandėme važiuoti atbulomis. Taigi visumoje tai beprotiška. Radome daug automobilių dalių ir radome tikrą materį su visomis šiomis gražiomis detalėmis. Ir jis tikrai atrodo kaip tikras originalus materis iš automobilių. Bet yra vienas blogas dalykas. Jis nekalba. Taigi galbūt tai yra tarsi netikras, kuris iš tikrųjų atrodo gana gerai. Nežinau, noriu sužinoti jūsų nuomonę. Taigi parašykite jas komentaruose, prašau vaikinai. Bet aš turiu tęsti savo tyrimą. Pabandykime surinkti visas dalis, kurias šiandien radome ir pagalvokime, kaip tai padaryti. Viskas susijęs su žaibu McQueenu, kad suprastume, ar žaibas McQueenas buvo originalus ar netikras, kaip ir materis. Taigi, grįžkime atgal. Surinkau visus daiktus, kuriuos šiandien radau. Ir visi jie atrodo kaip originalios žaibo McQueeno dalys. Šis galinis spoileris, ant kurio parašyta Rust Easy, originalus raudonas spoileris, tikrai atrodo kaip žaibo McQueeno dalis. Bet pažiūrėkime į tas dalis. Ši originali dalis tikrai tinka čia esančiam originaliam ratui. Taip, jie puikiai dera kartu. Ir žinoma, stipriai pažeistas, tarsi apdegęs. Taip, pažiūrėk į tas didelės juodas dėmes. Galbūt jos atsirado dėl gaisro, kaip ir ši originali dalis. Jos puikiai dera su originaliu šviesoforu. Taigi šios 3 ar net 4 dalys tikrai yra iš tikro žaibo McQueeno. Ir ten buvo gaisras. Ir ten buvo susidūrimas. Tai keista. Jei materis, kurį radome anksčiau, nebuvo originalus. Jis nejuda, jis neatsako, ar žaibas McQueenas buvo originalus. Nes mes radome beveik trečdalį jo, bet ne visą automobilį. Galbūt tas žaibas McQueenas buvo toks pat padirbtas, kaip ir materis, kurį radome anksčiau. O galbūt žaibas McQueenas buvo gyvas ir originalus, nes mes jo vis dar neradome. Galbūt turime tęsti tyrinėjimą šiame miške. Jei norite tai pamatyti, jei norite daugiau vaizdo įrašų apie žaibą McQueeną arba apie kitus mano nuotykius, drąsiai prenumeruokite dabar.
Ir žinoma, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Turiu svajonę pasiekti 5 milijonus prenumeratorių, tad prašau, prenumeruokite dabar. Prašau, prašau, prašau. Mano vardas yra Slavas. Ačiū, kad žiūrėjote. Pateiksiu jums daugiau tokio turinio. Greitai pasimatysime, vaikinai. Bet dabar turiu surinkti visus šios daiktus. Turiu surasti Žaibo McQueeną. Gerai, išsiaiškinkime.